Na, treneri, kaip šios varžybos tokios permainingos, vienu tarpu atsilikinėjot net 19 taškų persvarą. Ką sakėt komandai, kokius sprendimus priėmėt, kad dabar galim sveikinti su pergalę? Sprendimai buvo tokie, kad suaktyvinom gynybą, pradėjom vienas ant vieną agresyviau gintis. Jiem turbūt tas irgi davė blogų rezultatų, vien dėl to, kad jie laisviau paskui pradėjo nepataikyti, irgi pavargo. O mes, aš manau, gerus savo metimus, kuriuos reikėjo sumetėm ir sakau, tiesiog labai gerai apsigynėm. Na, pratęsimą žaidėt be dviejų aukštaūgių mūsų komandai, Antano Mantrimavičiaus ir Jano Jurgo. Kokie tada buvo pagrindiniai sprendimai, kad dabar vėl laimėjot 2 taškų persvarą? Na, žinokit, pratęsimas jau, kaip galima sakyti, jau labai mažai lemia tų taktinių sprendimų, daugiau, aš manau, psichologinis, ramesnis žaidimas, per tas 5 minutės labai mažai būna atakų, bet lemia tie keli metimai svarbus ir aš manau, kad mūsų išėjęs tas jaunas vaikis Vilius Gediminas tikrai jisai nesumaišė savo apsigynę, o pulte, aš manau, ten taip žaidėm vienas ant vieno. Pakalbėkime apie trečias rungtynes. Ar ryžtumėtės prognozuoti, kaip jos gali klostyti? Ne. Čia, kaip matom, jau po 2 varžybų aikštės pranašumas, nesvarbu, kaip komandos, kurios nusiteikusios, kaip kas pataiko, kiekviena mikro dvikova yra labai svarbi. Aš manau, ketvirtadienį vėl visai kitas bus varžybos.